Tai yra tik tai 5 rungtynės, tai nėra dar net nei sezono ketvirtadalis, nei vidurys, nei trečdalis, todėl yra labai daug dėl ko žaisti ir manau, kad tokios rungtynės, kada priešininkai taip kaunasi ir taip kapojasi kaip šiandien, tai tik tai puošia mūsų čempionatą ir nuo to visiems kažkiek įdomiau. O 5 rungtynėse prarasti ar neprarasti taškai tai absoliučiai nieko nesako, nes turim 28 rungtynės dar čempionate. Iš tikrųjų tai tikėjomės, kad duos kovą stiprią ir truputį gal iš vėžių išmušė tas greitas įvartis jų, nes planavomės greitą įvartį mušti. Lygos naujokai metė tikrai tinkamą iššūkį, bet nepasakyčiau, kad to nelaukim, to nesitikėjom. Galbūt kažkiek pirmas tas 15 minučių jam labai pasisekė, tas pirmą minutę uždirbtas 11 metrų baudinys, po to rikošėtas prie antro įvarčio, antras 2-0, tada aišku užaugo sparnai ir tikrai naujokai žaidė labai gerai ir manau, kad jeigu išlaikys tą pačią dvasią, tai pagadins nervus dar ne vienai komandai šį sezoną. Kažkurioje vietoje šiandien ir mums pasisekė, nes galėjom būti ir nubausti anksčiau ir praleis dar ir trečią įvartį, bet pati rungtynių situacija vertė tą daryti, nes kai tu 15 minutę pralaimi 2-0, tu negali jau žiūrėti atgal, turi eiti į priekį, turi kurti momentus, mušti įvarčius ir būtent, manau, šiandien tas pasiteisino, nes būtent Mamadou Mbodži, kurį paskutinės 5 minutės metėm į priekį kaip papildom aukštą galingą puolėją, jisai įmušė įvartį, bet natūralu, kad būtent iš tų situacijų tu palieki daug erdvių, bet tai yra rizika, kuri šiandien kažkuria prasme pasiteisino, nes pralaimėdami 2-0 sugebėjom įmušti 2 įvarčius. Lietava nepaliko absoliučiai jokių erdvių ir gynėsi, kada jie neturėjo kamuolio praktiškai baudos aikšteliai, todėl surasti kažkokią skylę ten buvo labai sunku. Ir tai ir Rataičius ir pirmą ir antrą kėlinį galėjo pasižymėti, bet nepavyko, todėl kada nesiseka komandai, gerai, kad galim surasti kažkokį kitą būdą, tai standartinė situacija, tai kaip sakot, centro gynėjai, bet kuris komandai gali pasižymėti. Tai vėl pelnėm 2 įvarčius, aišku, gynyba kol kas neblizga, bet turim kur dirbti. Manau, kad žiūrovam tai buvo labai įdomios rungtynės, aišku, galbūt ne tiek Žalgirio fanam, kurie kaip ir mes tikėjomės pergalės, bet tokios emocijos, tokios rungtynės futbolo puošia.